saulytė užšvietė, nieko nebematau, valio, saulytė išlindo. Aš kaip matot sėdžiu šiltnamyje su liemenė ir tai daug ką pasako apie dabartinį pavasarį. Vėsoka, tikrai vėsoka ir iš jūsų man siuntė tikrai nemažai nuotraukų apie savo augaliukus, kurie yra nušalę šalnų ir yra labai gaila. Kai kurie iš jūsų jau anksčiau pasisėjo ir pasisodino augalus, kai kurie iš jūsų dar laukia, ypač kada dar nukelti nuo palangų visokius augalus ir sėti į šiltnamius. Vieni šildo, kiti nešildo, vieniem išgyveno vienose rajonėse, kitose rajonėse buvo šalnos labai stiprios ir neišgyveno. Bet sezonas jau prasidėjo. Valio! Kelsim video, darysim, sodinsim, genėsim. Ką tik sugalvosi, tą ir darysim. Video bus pakankamai dažni. Stengsimės kas savaitę, kas 2 savaitės įkelt kažką naujo. Man iš tikro sezonas jau prasidėjo gerokai anksčiau, kadangi aš esu pasamdytas kaip agronomas konsultantas, būtent daržovėse, uogose, šiltnamiuose, mūsų prosnoriuose, tai man sezonas jau prasidėjo jau nuo naujų ir žinau, kad sezonas, stiprus, su begalė problemų, su begalė kenkėjų nuo pat pradžios, kadangi žiema buvo labai šilta, tų kenkėjų labai daug peržiemojo, jie atėjo su trenksmu, turbūt iš jūsų ir gavau daug nuotraukų, labai anksti atėjo tripsas, labai anksti atėjo amaras, labai anksti atėjo lygos ir sezonas, startas tikrai yra įdomus, bet mes jį padarysim dar įdomesnį, trankesnį, su visokiais video ir gal po šito sezono, gal po daug video, jau iš tikro YouTube pradės mokėti kažkokius, sakykime, bent piškį pinigėlius šitam kanalui, tada galima bus padaryti jau labai įdomius video, galima bus investuoti į kameras, į įrangą ir tada jau galima bus pažinėti pas mano klientus, pas uogininkus, kada jau atrodysim biškį rimčiau ir jie sakė, mielai mums parodys iš profesionalios pusės, ką tręšia, ką daro, ką naudoja, kaip dezinfekuoja, viskas bus tik tai iš jų lūpų, iš daržovių augintojų, iš uogų augintojų. Galėsim nuvažiuoti į įvairius sodus, bet šitą sezoną, manau, apsiturėsim mažam sodelyje, atsakysim dar į jūsų įvairybę klausimų, ką jūs atsiuntėt, dar jeigu jūs norit matyti video įvairiausiam temom, ką tik sugalvosit, jūs atsiųskit ir manau, mes apsvarstysim ir turbūt ir padarysim, nes kaip sakiau, šitą sezoną norim su video pradėti stipriai. Ir tai va, o šiandien mes dar žinokit, nesodinsim, nors jau biškį vėluojam, tiesiog darbai labai spaudžia, bet mes ką padarysim, tai mes išvalysim vieną šiltnamiuką, išvalysim sienelės ir mes jums tokia, sakykime, pirminė dezinfekcija, kuri vadinasi daugiau valymas ir mes jums parodysim, kaip tas atliekama, kaip tas daroma, gal net labiau kaip ta pirminė iš labiau profesionalios pusės, ką aš turiu omeny sakydamas pirminė. Tai pirminė yra tiesiog augalų likučių nuvalymas. Ir tai yra labai svarbu. Nes jeigu jūs naudojate tiesiog dezinfekcinę priemonę prieš tai nenuvalydami įvairių augalinių liekanų, žemių ir taip toliau, ta dezinfekcijos priemonė negali kartais per jas praeiti per tas apnašas, ypač augalinės. Ypač augalų sultis, nes augalai pastoviai augdami, jie liečias prie senelių, jie trinasi ir po kiek laiko jie padengia tas seneles tokiom sultim. Ir jeigu mes turim gerą priemonę, tam tikrą, sakykime, muilą, skirtą žemės ūkiui būtent, tai tas muilas, ką jis padaro? Jisai padengia seneles ir tada jis atkelia. Jis tiesiog, iš tikro kaip ir mūsų normalus muilas, jis atkelia visas tas nešvarumus nuo paviršių ir tada jie nubėga gražiai. Tačiau žemės ūkio jie būna biškai kitokie negu mum rankom. Pirma, jie labai šarminiai arba rūgštiniai. Priklauso, ką jūs norit valyti. Pavyzdžiui, jeigu ten yra pagrindas medis, tada jie būna rūgštinės terpės labiau. Nes ta rūgštis labiau sugeba įsiskverbti į medį. Bet jeigu mes valom tiesiog visus paviršius, tada tai būna labiau šarminės. Kartais net pH 12, jau labai šarminės. Terpės tie muilai, jie padaro tokią šarminę terpę. Ir tada tas šarmas, jis labai gerai atkelia visus likučius ir jūs pamatysit, aš jums parodysiu. Labai gerai atkelia tos visus likučius. Ir ką jis dar padaro? Šarminėje terpėje, labai šarminė, kokie pH 12 jau. 11, 12, 11 ne taip gerai, 12
pradeda mirti virusai, pradeda mirti bakterijos ir jie miršta apie ligos grybelį, jie miršta apie 95% jų. Tai jau nemažai, jau iš tikro daug ir tas mus gelbėjo nuo daugumos ligų. Pavyzdžiui, sausligė, šviesmargė, pas mus čia šviesmargė tai dažniausia problema. Aš kai nuvažiuoju, jeigu, pavyzdžiui, mažesni šiltnamiukai, ne tie high-endai vadinami, o tie mediniai ir paprasti žmonių padaryti, sausligė dažniausiai kamuoja, tada pomidorų maras, miltligės, labai gražus pavadinimas, man visą lietuviai labai gražiai užvadinė yra ligas mūsų, nes šviesmargė, nes šviesiai margi lapeliai, miltligė, nes atrodo, kaip miltais patepta, tai va. Tai tam yra reikalinga ta pirminė dezinfekcija, tai yra valymas, nes mes ne tik nuplauname, pirmą tai gražiau atroloti šiltnamį, antrą nuplauname visus augalinius likučius, žemės po sezono. Ir tada, jeigu mes jau norim profesionaliai, ką daro profesionaliai, tada jau mes darom antrinę dezinfekciją su kažkuo stipriau. Mėgėjam ar to reikia? Nežinau, nemanau. Iš tikrųjų, jeigu pasidaro gerą pirminį valymą su kažkokiu muilu, kokį turit, jūs jau žinokit 95% esat saugus. Tos 5% virusų, kas išgyvena bakterijų, jie nebūtinai kenksmingi. Tai va, jūs atsiminkit, pas mus gyvoj gamtoj yra ir gerų, ir blogų stvėrimėlių, ir visų jų reikia. Tai va, bet panaikinant tos 95 mes panaikinam daugumą patogenų, kurie žiemoja. Jie būtent žiemoja. Nes jie taip iš niekur, žinot, neatsiranda irgi. Bet jeigu atsiranda pas mus su sėklom, su nešvariais įrankiais, su kažkuo tos ligos ir augalas įsitrina į senelę tą ligą, tai ji ten ir žiemos. Ir pas jūs tada kitą sezoną, jūs pasėjate jaunus gražius augaliukus, jūs liejat vandenį, pavyzdžiui, patenka ant tos senelės, nubėga, spėkit, kas tada atsitinka, augalas užsikrečia. Arba jūs liečia tą paviršių ir užsikrečia. Tai dabar aš jums parodysiu tą prietaisą, kokį aš turiu, ir tada eisim plauti ir dezinfekuoti. Tai va, turim tokį aparatuką, jis dabar čia prisidės prie tokio šautuviuko, tai va, kuris, žinot, purškia, ir tas šautuviukas jau yra pritvirtintas prie žarnos, bet mums yra svarbu šitas yra dalykas, dėl ko jis svarbu. Jis, žinokit, yra labai panašus kaip tie visi, kur daro putas mašinom. Esmė, kad jis daro putas. Dabar čia jau viduj yra įdėtas specialiai žemės ūkiui sukurtas muilas, būtent dezinfekcijai. Jis yra labai šarminis, jis yra pH 12. Ir jo ims. Jis jau putoja. Jis dar tam, tarp kitko, yra dar sutvirti. Jie būna kelių tipų. Net tie šarminiai būna kelių tipų, ar tu nori, kad jis putotų, ar nori, kad neputotų. Tai šitas yra labiau, kad putotų, ką mes ir pamatysim. Ir būtent tie aparatukai turi va čia va tokią galvutę, kuri su vandens srautu, čia eina vandens srautas, ir jis paduoda mažesnę koncentraciją, pavyzdžiui, 1% to tripulo, ką čia esi įdėjęs. Tai čia gali būti nebūtinai muilas. Čia gali būti įvairūs dalykai, bet šiuo atveju čia yra muilas ir jo mažą koncentraciją pastoviai paduos. Ir kada yra putos, ir jos kada lieka ant senelių, tos putos, tas preparatas, kad ir ką purškit, jis lieka ilgiau ant paviršių. Jis lieka ilgiau ir veiklioji medžiaga turi daugiau laiko kontaktuoti su patogenais ar nešvarumais, ar viskuo kitų, ką jūs tik tai sugalvosit. Tai va, einam, užsidedam ant šlangutės, einam, purškiam, valom, darom.
Tai va dabar mes 5 minutės palaukiam. Ką dar pamiršau paminėti, kad tie muilai, kadangi yra skirti žemės ūkiai, yra labai mažai fitotoksiški, tai reiškia, kad jie nekenkia augalam, arba jūs reikia greitai nuplauti, ir tai jie nekenkia augalam, jeigu patenka nuo augalų. Tačiau pas mane tokių augalų nėra, kurių, sakykime, nes čia pagrindinė dabar auga piktžolės, tai nelabai man tas ir svarbu, bet jeigu svarbu, tai reikia pasistengti augalų neaptaškyti, bet jeigu geri muilai tam skirti, tada jeigu aptaškai užtenka į jos po to vandeniu praskalauti ir viskas būna gerai. Tai va, palaukiam 5 minutės, tada grįžtam ir parodysiu, kaip gerai pradeda atšokti visos augalų liekanos nuo paviršių, kur net žmogus net negalvoja, kad yra tokių. Tai va, tuoj grįžim. Tai va, grįžom už 5 minučių ir mes jau matome, pažiūrėkit, matot, va čia žalia. Viskas čia dabar yra žalia. O jeigu mes pabrauksim, ant kiek viskas lengvai nusivalyti pradeda. Nes viską tas muilas atkėlė. Tai reiškia, viskas dabar, kiek matot, kiek visko. Viskas šitos augalų liekanos jūs dabar labai lengvai paims ir tiesiog nusivalys su vandeniu. Pažiūrėkit, va čia viskas žalia, užkirpėję paimat, prabraukėt, viskas nėra. Visiškai, lengviausiai. Ir visose šitose augalų liekanose, jų sultyse gali būti pilna patogenų, kurie slepiasi. Būtent augalų sultyse jie slepiasi šitie visi augalų patogenai. Būtent juose. Su kitose, aišku, visose kitose augalų dalelėse irgi, kas paliekama šiltnamyje, bet jeigu viskas išjama ir žmonės sako, okei, viskas, aš tą šiltnamį gražiausiai išsivaliau, nieko nebėra ką valyti. Tai va, dar pažiūrėkit ant senelių, kiek visko yra. Va, paimam kitą pusę, va čia augo irgi augalai. Atrodo nieko nėra. Va, kiek visko yra. Tai dabar tiesiog viskas bus nuvaloma vandeniu, nuskalaujama. Ir pirminis tas valymas 95% atlikti. Ir nors iš tikrųjų dirbasi tikrai lengvai ir labai greitai, bet aš jums parodžiau sutrumpintą variantą, nes jūs kaip matėte, dar viršaus aš nepaliečiau, dar man reikės eiti visą viršų. Kruopščiai bandysiu pasiekti visus kampučius, visokius tokius visur, kur tik tais gali, sakykime, augalas užlyst ar jau auglys užlyst, kur gali būti dar tų likučių, kad tos putos pabūtų. Tai va, darysim šitą dalyką daryti, bet ačiū, kad žiūrėjot. Čia, manau, pirmas video iš tikrai nemažai ką planuoju šią vasarą daryti. Tikiuosi jums patiko. Tai va, labai smagu grįžti. Labai smagu skaityti jūsų komentarus. Būkit geri, visada pakomentuokit, kas patinka, nepatinka, palaikinkit, pasubscribinkit. Ir jeigu ši vasara gerai pasiseks ir pasirašysim tą startėlę su YouTube, tai kitą sezoną pradėsim važinėti, pradėsiu rodyti savo darbą, pradėsiu rodyti, ką tikrieji ūkininkai profesionalai daro, kaip daro, kokių patarimų jums gali duoti mėgėjai. Sustiksim ir su universitetu, manau, galim susitikti su ne vienu dėstytoju, su kuriais nemažai dirbu, kurie pakomentuos jums kaip mėgėjim, ką turi žinot, kas būtų jums smagu žinot, kas gerai žinot. Ir tai va, džiaukitės gyvenimu, būkite laimingi ir kol kas tiek.